Tai sveiki visi, šiandien sveikinuos servise 007, testuodamas Dodge Ram automobilį, pakankamai triukšmingas oro paėmimas, tikiuosi gerai girdėsit, tai testuojam automobilį greitkelyje, kaip matot, grįžinėjom į dirbtuves, turim šį kartą ne 5.7, o 6 cilindrų 3.6 variklį šitame Dodge Rame 2019 metų. Be abejonės važiuojasi kuo puikiausiai, tiesa, skidelėje šviečia check engine, tai tikrai ne dėl dujų, pasakau iš karto visiems skeptikam, kurie užpuls viešoje erdvėje. Tai yra dėžės valdymo bloko komunikacijos klaidos, truputėlį juntama yra vibracija, be abejonės tiek benzinų, tiek dujam, bet mūsų darbas ištestuoti pilnai visuose diapazonuose, mes tą ir darom, kuro mišiniai yra tvarkingi, važiuoja sklandžiai, viskas tikrai labai puikiai. Tai pridėsiu žinoma ir foto, ir video, kaip viskas atrodo detaliau dirbtuvėse, tiek kaip atrodo dujų balionas. Čia tarp kitko jis yra sumontuotas atsarginio rato vietoje ir yra sumontuotas pakankamai didelis 114 litrų balionas. Priekį sumontuota itališka kokybiška Landi Renzo sistema, didelio našumo reduktorius ir naujo tipo Rally G7 Dakota dujiniai purkštukai. Tai automobilis tikrai be jokių problemų važiuoja, visam sūkių diapazone mes turim pakankamai tiek dujų slėgio, tiek turim stabilę dujų temperatūrą, kas be abejonės leidžia mėgautis absoliučiai vienodų ir identiškų važiavimų lyginant su benzinu. Tai va, tai kam įdomu pasekit, pridėsiu nuorodas, kaip minėjau, ir kaip atrodo balionas ir kaip padarėm variklio skyriuje, jeigu įdomu pasmalsauti, jeigu jau kažką panašaus vairuojat, ar tai būtų 3.6 ar 5.7, ar kažkokie kiti variantai, drąsiai kreipkitės servise 007, mielai padėsime. Ačiū.